Jo malonė neturi ribų. Nors kalnai imtų kilnotis ir kalvos svirduliuoti, mano meilė niekada nuo tavęs neatsitrauks. Mano ramybės sandora nesusvyruos, sako Viešpats, kuris tavęs pagailėjo. Izaijo knyga, 54 skyrius, 10 eilutė. Kur yra Dievas, kuris tau sako tokius nuostabius dalykus? Jis domisi jumis ir visais mažais bei dideliais jūsų gyvenimo dalykais. Jam viskas svarbu. Kur yra Dievas, kuris turi galios ištesėti šiuos pažadus? Jis tikrai laikosi savo žodžio ir nori jį įgyvendinti kartu su jumis. Ramybė. Kai kalnai dreba ir kalvos pasiduoda, veikia didžiulės galios, o kai Viešpats atperka savo vaikus, tam taip pat reikia labai didelių jėgų. Velnias savo norų nepasitraukia. Viešpats paprasčiausiai tai iš jo atima. Mes negalime patys savęs išgelbėti iš velnio galios, bet Viešpats gali tai padaryti lengvai. Jis nori ir taip pat jūs ištraukti. Ir tada bus didelis džiaugsmas. Jo ramybė skleidžiasi mūsų širdyse. Aleliuja. Jis yra Viešpats net ir mūsų gyvenime. O šio išgelbėjimo priežastis yra jo meilė ir gailestingumas. Jis turi išgelbėti savo vaiką. Jis negali palikti jo priešui. Ir net jei vieną kartą tenka kentėti, jis vis tiek yra šalia ir rūpinasi, kad riba nebūtų peržengta. Šį rytą jo gailestingumas vėl naujas. Jo gailestingumas, jo ištikimybė ir jo taip mums neturi pabaigos. Atsigręžkite į jį, kupini pasitikėjimu ir iš anksto padėkokite jam už jo gailestingumą. Atsigręžkite į jį, kupini pasitikėjimo ir iš anksto padėkokite jam už atpirkimą ir išgelbėjimą, kurį jis duoda. Šlovinkite jį, nes jis šiandien stovi ir kovoja šalia jūsų. Bus gerai. Ačiū tau, Jėzau, tu esi galingas gelbėtojas. Niekas negali prieš tave atsilaikyti. Tu esi Viešpats. Pasitikiu tavimi, kad šiandien mane išgelbėsi. Tu esi nuostabus Dievas.